Sveiki, sveikinami su jumis iš Pakruojo rajono, iš Brolių Pocių ūkio. Šalia manęs Gintaras Pocius. Taip. Labas, Gintarai. Labą dieną. Gintarai, sakyk, jau keli metai naudojat juostinę sėją. Kas pagrinde pasikeitė jūsų ūkėje dirbant su Kleidonu? Tai labai paprasti dalykai, sumažėjo kaštų. Faktiškai vieną traktoriaus atsisakėm, nes, kaip matot, žemės nebeskutam. Pasikeitė pati filosofija, sakykime. Mes labai pradėjom daug domėtis, sėjomainą pradėjom taikyti stiprią ir norim biškį pagerinti tą dirvą, sumažinti trąšų sąnaudas, ryšim su to, kad dirva atsistatys. Ir tokie po biškį žingsniai, aišku, ko gero labiausiai orientuota į kaštų taupimą. Sakyk, jau 4 metai dirbat su 4 metrų Kleidonų sėjamąja. 4,8. Ar pasiteisino ta technologija, ar išpildo lūkesčius? Taip, aišku, kad išpildo. Kas liečia agronominę dalį, tai net stebėtinai gerai išpildo, nes ir pats šiek tiek bijojau, nerimau, nes čia tie dideli tarpueiliai ir tas sėklos gylis ne visą laiką būna toks, jau kaip mums įprastas, stabilus, bet kažkaip nėra problemos šitose aspektuose, o visais kitais aspektais tai vieni pliusai, sakykime. Tie patys kaštų taupimai ir tas, sakykime, kviečiam javam, tai čia yra labai nuostabi sėjamoji rapsai. Kartais būna sunkesnių metų, bet čia visiems būna tie sunkesni metai, jeigu sausiau arba ypač lietinga, tai, sakykime, iš pradžių atrodė, kad bus problema, bet jeigu mums prastesni metai ir visiems kitiems prastesni. Šiandien demonstruojam pas jūs 6 metrų nauja sėjamoji, atnaujinta sėjamoji, prasibandėm, prasėjom. Sakyk, kaip atnaujinimai, ar irgi užpildo buvusius trūkumus mašinos? Ar gamintojas atliepia dėmesį į ūkininkų rekomendacijas? Tai kaip ir sakėt, su aketėlėm būtent Lietuvos ūkininkų rekomenduoti dalykai. Visas tas sėjimo mechanizmas liko tas pats, gal šiek tiek atkreipta dėmesio, kad tie kaltai geriau kopijuotų, amortizuotų. Pasakyk, Gintarai, derlius, turbūt esminis aspektas. Prieš tai dirbot su mintilu, su diskinė sėjamąja pneumatinė, dabar juostinė sėjamoji, kaip tai įtakoja derlius? Faktiškai mes irgi bijojom, kad čia kažkas bus ir mums netgi sakė, po pirmus metus nebijokit, bus per kokią toną mažiau, bet faktiškai mes to nejuntėm. Pavyzdžiui, šiemet buvo ir tikrai prastų derlių, vasariniai miežiai, tikrai tenais jau į 5 tonų pusę yra derlius, bet, sakykime, žieminiai miežiai mums buvo laukų, kur tikrai virš 9 tonų birėjo. Tai iš principo derlius nesumažėjo, nepadidėjo, išliko stabilus. Kad sumažėjo, tikrai jis nesumažėjo. Sumažinot kaštus, derliai išliko tokie patys. Jo. Supratau, kiek hektarų dirbat? 700. 700 hektarų. Taip. Supratau. Apie Kleidon sėjamąsias galite daugiau sužinoti paskambinę mum arba atvykę į Dojų. Ačiū, Gintarai.